Tarnybos sutartis su Radvilu. Kitą kartą kunigaikštis Radvilas vis samdydavęs vaikėzą sau pypkei uždegti, kad ir brangiai algos mokėdavęs, bet niekas neišbūdavęs visų metų. Būdavo, uždegs jam pypkę, tuoj kunigaikštiams tam vaikėzui per vieną ausį, per kitą ausį ir gana. Taip vaikėzas vieną kitą kartą gavęs ir pabėga. Šiaip taip sulaukia nakties ir pasprunka, o kunigaikštis tuojau kitą nusisamdo. Žinoma, pasisamdyti gauna, didelę algą prižada, pradžioje gerai pamyli, pagaliau jau visi žinojo, kam jis samdo ir ką daro nusisamdęs, bet dar nei vienas nebuvo išbandęs, kaip ten toliau būtų, nors jis valgyti ir gerti visada gerai duodavo. Bet vien dėl to mušimo kiekvienas sakydavo, geriau man tavo sviesto ir pieno negerti, negu tavo smūgius kentėti. Buvęs vienas toks atitarnavęs kareivis. Ir jis galvoja sau, daug metų jau visokių vargų iškentėjau, mačiau ir šiltą, ir šaltą, eisiu aš pas tą kunigaikštį, Radvilą pamėginti. Argi ir aš negalėsiu ištverti visų metų, kaip jau bus, taip. Ir nuėjęs, juodu tuojau susiderėjo metams, kareivis sakąs kunigaikščiui, alga tegu bus tokia, aš šįmet tamstai pypkę degsiu, o tamsta man kitąmet. Kunigaikštis sutikęs, ten jam tuojau davė valgyti ir gerti, ir pats kunigaikštis pavalgęs, tada tuojau pasiėmęs pypkę. Tas tarnas priėjęs ir uždegęs, tuoj kunigaikštis jam per vieną ausį, per kitą ausį, kad davęs, tai tas tarnas net pakrypęs. Na ką daryti, tarnas seniai žinojo, kad be blogo nematysi ir gero. Kai kitą kartą uždegęs pypkę, vėl taip pat, ir visados tai būdavo. Ištarnavo jau pusę metų, o pusės metų kunigaikštis ir atsileidęs. Smūgiai darėsi vis silpnesni ir silpnesni, o pabaigoje metų tik pridedąs ranką ir viskas. Taip tarnas ir išbuvęs visus metus. Prasidėjus antriems metams, tarnas atsisėdęs ant krėslo šaukęs, Radvilą, eik man pypkę uždegti. Šis taip pat jam tuojau per vieną ausį, per kitą ausį, tas net parvirtęs. Radvilas jam nieko nesakąs ir nedarąs. Pildas, kaip juodu buvo susiderėję. Tarnas sako, man reikia kuo užsiimti šitam dvare. Radvila, eik ir pabalnok man porą arklių. Kunigaikštis nuėjo į arklidę, pabalnojo porą arklių ir atvedė. Radvilai, pastatyk, sėskim ir jokim. Apsitaisyk, sėskim ir jokim. Ir išjoja. Joja jiedu ir užėjus naktis. Prijoja didelį mišką, girdi, kad kažin kas šlama. Čekš, čekš, čekš. Prijoja artyn, žiūri, medžių viršūnėje pakaruoklis kybo. Kareivis ir sako, Radvilai, įlipk į medį ir nuimk tą pakaruoklį. Kunigaikščiui baugu būtų, bet kągi darysi, kad liepia reikia lipti. Įlipęs, blinkt ir numetė pakaruoklį žemėn. Kai kunigaikštis nulipo, kareivis jam sako, Radvilai, prisirišk tą pakaruoklį prie balno ir jokim toliau, jis mums bus kelyje reikalingas. Vėl abudu susėdo ir joja. Jojo ir pamatė miške šviesą. Prijoja žiūri, vidury miško tokios gražios trobos. Kareivis ir vėl liepia, Radvilai, eik į vidų ir paprašyk nakvynės. Kunigaikštis įėjęs žiūri, už stalo susėdė 12 galvažudžių ir sako jiems, mano ponas čia nori nakvynę gauti. Visi tie galvažudžiai pastatė akis, sužiuro, jei jau toks tarnas, tai koks bėra pats ponas. Jau tie priima juos su šilta vilna, pririšo lauke arklius ir patys ėjo į vidų. Galvažudžiai žiūri, kad ponas toks nudriskęs. Kunigaikštis klausė kareivio, tai ką dabar ponui reikės vakarienės ištaisyti?
tuojau kurk čia vidury aslos ugnį. Kunigaikštis tuoj baldais nugriovęs iš užpečkio malkas ir sukūręs ugnį. Priėjęs vėl klausė, tai ką dabar ponui reikės iškepti? Ar nežinai, tą paukštį kur medyje radom? Kunigaikštis išėjęs įvilko už čiupros pakaruoklį į vidų, tuoj uždėjo ant ugnies kepą ir verda, tas tik čirška, net visos trobos dvokia. O galvažiudžiai tik žiūri, kas čia daros ir kas dar toliau bus. Kareivis sako, niekai bus iš to paukščio, jau pašvinkęs, nebegalėsiu valgyti. Radvilai, mesk jį laukan. Kunigaikštis vėl už čiupros paėmęs, dži išvilkęs ir išmetęs. Įėjęs vėl klausė, ponia, tai ką dabar kepsime? Argi nematai? Už stalo 12, čiupk tuoj vieną, kur riebesnį. Tie visi du į laukan, kunigaikštis kapt paskutinį patį mažąjį ir pastvėręs. Truputį pabėgėję galvažudžiai susiskaičiavo ir pamatė, kad jau vieno jų nebėra ir sako, tai argi mes jiems ir paduosime savo brolį? Mes 12 prieš juos 2 nugalėsim. O tuodu pamatė per langą sugrįžtančius galvažudžius, nupjovė tam mažajam liežuvį ir paleido bėgti priešais juos. Tas išpuolęs pro duris tik ler. Jie nusigandę bėgti, šis lerlendamas gintis paskui ir nulerlėję visi per mišką. O šiedu pasilikę apsižiūrėti, rado visokių valgymų ir gėrimų. Prisivalgė, prisigėrė ir pernakvojo. Rytą atsikėlę randa arklidėj 12 arklių ir karietas. Pasikinkė 4 arklius ir išvažiavo. Važiuoja per tokius didelio dvaro laukus ir sako kareivis, Radvilai, čia reikia pasiganyti arklius, tu važiuok į tas avižas, nukinkyk ir ganyk. Kunigaikštis įvažiavo į avižų lauką, nukinkė arklius, paleido į avižas ir gano, o tame dvare buvo našlė ponia. Pamačiusi, kad kažkas yra avižose, ji pasiuntė savo tarną pažiūrėti, kas ten yra. Tarnas nuėjęs žiūri, kad toks gražus ponas gano arklius ir sako, kas čia tamsiai leido mūsų ponios avižuose arklius ganyti? Ogi mano ponas, šit karietoj guli, atsakė kunigaikštis. Tas jau drebėdamas eina prie karietos, mano sau, jei jau toks puikus vežėjas, tai koksgi tas jo ponas bėra. Priėjęs prie karietos žiūri, kad ponas visiškai niekas, guli nudriskusi apsiausto apsisiaupęs, klausė jį, kas leido ponui avižose pasiganyti? Aš su tavim neturiu jokios kalbos, tegul ateina pati ponia. Atėjusi ponia pasišnekėjo, nei nesibarė, tik jai labai keista, kad vežėjas toks gražus, o ponas toks nuplyšęs. Kareivis paliepė, Radvilai, pakinkyk arklius. Kunigaikštis tuoj pakinkė arklius, susėdo visi 3, kunigaikštis ant bukų, kareivis su ponia į karietą, ir parvažiavo į ponios dvaras. Arklius nukinkė, suvedė į arklidę, o juodu ponia pasivadino į vidų. Taip myli per visą dieną, o vakare ponia ruošiasi su visais savo tarnais išvažiuoti iš to dvaro. Kareivis klausė, tai kodėlgi ponia išvažiuoja? Ponia jam paaiškino, kad nuo to laiko, kai jos vyras numirė, niekas nebegali tame dvare naktį išbūti. Visus gąsdina, gainioja lauką. Kareivis ir sako, kad jūs bijote, tai važiuokite, o mudu čia būsime per naktį. Ponia su džiaugsmu juos palieka, jei tik jie žada būti. Kai visi išvažiavo, tuojau kareivis paliepė Radvilui užrakinti visas trobas. Kunigaikštis užrakino ir atnešęs padavė jam raktus. Radvilai, uždek žvakę.
Kunigaikštis uždegė žvakę ir pastatė. Kareivis pasiėmė knygą ir skaito. Iš vakaro dar niekas nieko nedarė, apie 12 ėmė brazdėti. Tai brazda to kambario lubose, kur jiedu buvo. Lubose buvęs langas, garo išeiti. Tuoj pro tą langą įkritusi viena koja, paskui kita, daugiau įkritusi viena ir kitą ranką, galop įkritęs ir pats liemuo, o daugiau niekur nieko. Kareivis, kaip skaitęs knygą, taip ir skaitąs, lygi išauštant. Išaušus parvažiavo ponia su visais savo dvariškiais, važiuodama šneka, kažin ar dar rasime juos gyvus. Kai kareivis pro langą pamatė ponią su dvariškiais, parvažiuojant, to jau padavė raktus ir liepė: Radvilai, eik, atrakinėk trobas. Kunigaikštis atrakinėjo. Įeina ponia į trobą ir atranda savo pono kūną sukapotą ir išmėtytą. Kareivis ir sako jai: kadangi tas tavo ponas buvo piktas, bjaurus ir negailestingas žmonėms, už tai jį numirusi velniai taip sudraskė. Dabar jau jam užteko, daugiau niekas jam nieko nebedarys. Gali vežti jį kur ir palaidoti. Išvežę palaidojo poną ir gana. Poniai pasiūlė kareiviui eiti už jos, už kuriomis. Kareiviui kogi daugiau ir bereikia. Ir susituokė jiedu. Su savo kunigaikščiu Radvilu atsisveikino, jau abudu ponais palikę, padėkojo vienas kitam už ištikimą tarnybą ir persiskyrė. Ir aš tada jų vestuvėse buvau. Viską mačiau ir žinau ir dabar jums pasakiau.